Labas visoms. Šiandien yra tokia visiškai moteriška diena, tegul niekas neįsižeidžia, bet žinot, kai būna tokių momentų, kai tu, pavyzdžiui, mano plaukai atrodo šiandien žiauriai tragiškai ir aš stengiausi juos formuoti, sugarbanoti, tada aš juos surišau, pamačiau veidrodyje, savį išsigandau ir taip, velniop, nieko aš nenoriu, nieko aš nedarysiu, viską trenkiau. Tai buvo prieš kelias minutės, aš susėmiau ir galvoju, ar mano plaukai gali sutrukdyti šiam video, tai tikrai ne. Taigi, tada antra priežastis yra ta, čia beveik įžangai, tai apie ką kalbėsime šiandien, tai yra ta, kad penktadienį galų galiu išlaikiau egzaminą ir gavau 20, tai labai džiaugiuosi. Ir pamaniau, pažvelgus į priemonės, kad aš turiu tikrai labai nemažai priemonių, kurias aš labai noriu šiandien paminėti. Ir dėl to, kad video netruktų valandos, aš pamaniau, kad apsieikime šiandien be negatyvo, kurio ir taip man yra šiek tiek per daug. Ir tos, kurios tikrai nori kažką tais neigiamo paskaityti ar sužinoti, kokių produktų reikėtų vengti ar panašiai, tai tikrai galite užsukti į mano tinklalapį. Jeigu reikia, galiu palikti ir nuorodas, bent 5 produktų, nes kaip tyčia praėjusį mėnesį man pasitaikė ne vienas ir ne 2 produktai, kurie man nepatiko ir sulaukė mano baisių įvertinimų. O šiandien, kadangi, vėlgi sakau, atsižvelgiant į mano egzaminą, prieš mane yra tos priemonės, be kurių aš nenorėjau laikyti egzaminą ir pamaniau, kad jeigu aš bent vieną iš jų pamiršiu, tai jos tikrai man sugadins nuotaiką ir jos man visos kuo puikiausiai pasiteisina. Naudojau aš ne tik egzamino metu, ne tik šeštadienį darydama savo geriausiai draugiai bandomąjį vestuvinį makiažą, bet tuo pačiu ir visą laiką iki to egzamino, tai yra apie mėnuo, kuomet aš norėjau išgauti kažkokį tais superinį makiažą, kuris nepaliktų abejingų teisėjų ir taip ir buvo. Taigi, net neįsivaizduoju, nuo kurio produkto pradėti, bet dabar kilo mintis, kad galbūt reikėtų pradėti nuo to, nuo ko mes pradedame makiažą. Tai aišku, mes pirmiausiai jį nuvalome ir tuomet aš visuomet aplikuoju kokį nors kremą ir geriausias, bent jau man pasiteisinęs ir asmeniškai labiausiai patikęs, tai yra iš Noreva Sensidiane, tai yra jautriai odai skirtas kremas, skirtas sumažinti tą visą raudonumą. Ir visos tos, kurios manęs labai dažnai klausite, kokį aš galėčiau rekomenduoti drėkinamą į kremą, tai yra dabar numeris 1, kadangi jų visokiausių drėkinamų į kremą aš esu išbandžiusi nežinau kiek, bet jie visi iš tiesų buvo tikrai neblogi, netgi geri, bet tikrai netokie ypatingi kaip šis, kuris tikrai su mano riebia oda, kuomet aš jums tikrai labai dažnai kartoju, jog riebios odos negalima jokių būdų sausinti ir ją nuolatos reikia drėkinti, tai šis kremas kuo puikiausiai sudrėkina. Antras faktorius, už ką aš jam tikrai labai dėkoju, tai yra tas, kad ryte aš atsikeliu ir nusivalau savo veidą, tiksliau, ir jis kažkoksai būna raudonas, toksai visas įjautrintas, toksai visas negražus, dėl to aš stengiuosi neiti be makiažo į gatvę, bet ne, šiandien ne apie tai. Tai yra, aš tada pasitepu šiuo kremu veidą ir tikrai per kokias 10 minučių visas tas raudonis kažkaip praeina, viskas susinormalizuoja ir oda tikrai yra labai laiminga. Ir kuomet aš naudoju šį kremą, aš matau, kad oda yra antiek patenkinta, kad jinai tikrai mažiau riebaluojasi. Tiesa, galiu pastebėti, jog tos, kurios turi sausą odą, pastebėjau, kad tiek mano tas modelis, tiek mano geriausia draugė, tai joms sakė truputėlį dilgčio, bet tas dilgčiojimas praėjo, tikrai nesukėlė kažkokių tais blogų niuansų ar panašiai ir manau, kad tai buvo vienas iš tų geresnių privalumų, kuris man padėjo tikrai sukurti visai neblogą makiažą. Tuomet keliaukime mes galbūt prie akių, nes aš taip ir darau, po to aš ten veidą dengiu, bet ir šiandien apie dengimą mes beveik ir nesikalbėsime. Tai keliaukime prie akių. Ir tiesą pasakius, šešėlių kažkokių ypatingų kaip ir netradau, tačiau yra 2 tušai, kurie man labai patiko. Pradėkime nuo to, kuris yra visiškai mano atradimas ir aš žinau, kad aš negaliu vadintis visažistė, nes aš manau, kad tokį vardą reikia užsitarnauti ne vieną ir ne 2 metus labai daug praktikuojantis, tačiau būtų mano tikrai viena rekomendacijų toms tiksliau, kurios darbuosi su kitomis merginomis ir dažo jom blakstienas ir dažnai tie blakstienų tušai mus paveda. Tai būtų iš Max Factor 2000 kalorijų Curl Addict. Tai yra blakstienų tušas toksai su lenktu šepeteliu
ir jis idealiai padažo blakstienas. Aš, žinot, kaip dažau, aš, pavyzdžiui, pridedu prie savo kursiokės ar prie savo draugės, ką aš ten bedažyčiau blakstienų ir sakau, merk akis. Ir jinai merkia ir mes taip dažom ir jos tikrai labai gražiai užsirečia, labai gražiai pailgina, šiek tiek patankina ir aš tikrai su mielu noru jį naudočiau savo kiekvienai dienai, tačiau jūs žinot, kad aš turiu jautrias akis ir pavyzdžiui, šiandien yra saulė už lango, dar pakolkas nesimato, nes jis net keliavo prie mano langų, tai aš negalėčiau jo pasidažyti, kadangi mano akis yra labai jautrios ir iš karto pradeda ašaroti, dėl to aš neapsieinu be vandeniui atsparaus tušo, apie kurį tuoj pat ir jums papasakosiu. Žinau, kad jau minėjau ne vieną kartą, tad labai daug neišsiplėsime, tai yra Maybelline Lash Sensational vandeniui atsparus tušas, kuris yra irgi taipogi ne pirmą kartą perkamas ir žinau, kad iš jūsų yra taip pat labai daug, kas mėgsta šį blakstienų tušą, nebūtinai vandeniu atsparų. Tikrai labai gražiai patankina blakstienas, jas padengia, jos išlieka visą dieną, nebyra, netepa ir tikrai yra vandeniu atsparus. Aš galiu verkti, ašaroti, daryti ką noriu ir tai vis tiek išlieka. Žinoma, nuplauti ir nuvalyti reikia šiek tiek pastangų, tačiau turint tam tikrą valiklį, manau tikrai kuo puikiausiai galėsite viską pasidaryti. Taip, apie akis dar kalbant turiu 2 produktus ir dar vienas, kuris yra mano iš naujo atrastas arba prisimintas, tai yra Essence Liquid Ink akių pravedimo plunksnelė, kuri yra tikrai fantastiška. Man labai patinka tas, kad su ja labai paprasta darbuotis, kadangi jos aplikatorius yra minkšta plunksnelė, lanksti, tad tu gali brėžti kaip tau tik patogu. Antras faktorius yra tas, kad vandeniui atsparus ir pataisyti jį jau yra sunkoka, tačiau svarbiausia, kad jis išlieka visą dieną ir nesutrukinėja, nepakeičia savo spalvos, yra tikrai pigmentuotos juodos spalvos ir labai iš tiesų patinka ir nežinau, už tokią kainą tai neįsivaizduoju, kad galėtume kažką geriau rasti. Tiesą pasakius, turiu aš dar labiau mylimą akių pravedimą, tai yra iš Lancome Grandiosa, bet jo kaina šiek tiek yra man per didelė, dėl to aš renkuosi šį pigesnį variantą, tačiau lieku taipogi labai patenkinta. Taip, tuomet, dar vienas paskutinis, kalbant apie akis, tai yra šešėliai antakiams. Atradau juos, nes kažkaip su Artistry kompanija aš nelabai draugavau, tai gal kažkokius 4 metus esu bandžiusi tušą ar, man atrodo, dar kažką tais, bet šie šešėliai man labai patiko, kadangi aš tik tai sulaužiu truputėlį, pas mane veidrodėlis vis nori šį pasivaikščiot. Tai yra 2 spalvos, viena šviesesnė, kita tamsesnė ir yra vaškas. Vaškas man yra vienas būtiniausių dalykų būtent antakių šešėlių paletėje, kadangi aš visuomet su vašku pasidarau trafaretą ir tuomet jau darbuosiu su šešėliais. Šviesesniais štai čia, o su tamsesniais jau formuoju galiuką. Dažau tiek save, tiek kitas merginas ir galiu pasakyti, kad tikrai labai lengva darbuotis. Rezultatas išeina man, bent jau asmeniškai, labai gražus. Jis išlieka ir makiažas, man atrodo, tikrai labai neblogas. Tiesa, čia yra toksai stalčiukas, kuriame mes galime rasti, čia buvo teptukas, tada šepetėlis antakiam prašukuoti ir šitas pincetas. Aš nelabai naudoju, nes visai neužilgo papasakosiu kodėl, tačiau va tokie ekstra atvejai, kuomet tikrai labai reikia bent jau ten vieną plaukelį ištraukti, tai yra, manau, geras dalykas. Tiesa, tik tais, kas yra toksai prie blogesnės pusės, kalbant apie šios šešėlius, tai yra vėlgi kaina, kuri yra apie 40 eurų, tai yra tikrai labai nemaži pinigai. Ir juo labiau, kad aš per kiek čia aš jos turiu gal kokias 3 savaitės, tai aišku, aš nedažiau ten milijono merginų ir pati kiek čia kartų per vieną kartą darausi makiažą ir jau vaškas jau matau dugnelį. Tai kažkaip atrodo, kad netiek ilgai man jos ir užteks ir taip galvoju, kad antrą kartą kartočiau už 40 eurų, tai tikrai manau, kad ne. Nors ir labai patiko. Iš naujo atradau, vėl prisiminiau Catrice Liquid Camouflage maskuoklį, kuris labai gerai maskuoja.
Noriu aš jums atskleisiu paslaptį, kurią su manimi pasidalino mano kursiokė. Tai yra, kadangi aš pastebiu, kad maskuokliai dažnai man nepasteisina vien dėl to, kad aš jas visus, kaip pasakyti, išsklaidau, padengiu ir jie kažkaip tais neužmaskuoja visų tų niuansų, bet kame yra kampas. Jūs padengia tam tikras vietas, ten paikius ar ten kažkokius tais trūkumus ir paliekat. Paliekat kokiam 5 minutėm, ten pasidarot kažką tais kitą rantakius, susitvarkat panašiai ir tuomet su beauty blenderiu ar kita tokio pačio pobūdžio kempinėle jūs viską išsklaidote. Ir pamatysit tikrai, nei subėga raukšlėlės, kuo puikiausiai viskas lieka paslėpta, nes toks jausmas, kad viskas šiek tiek įsigeria ir visi tie trūkumai tikrai pasislepia. Ir su šiuo K3 yra tikrai įmanoma labai gražiai išviesinti pasirinktas zonas ir man labai patinka. Jo labiau, kad jis nekainuoja taipogi milijonų, bet atlieka savo darbą kuo puikiausiai. Turiu vieną atradimą ir aš apie jį pasistengsiu irgi nedaugžodžiauti, kadangi ruošiu jau po truputėlį apžvalgą detalesnę. Taigi, jūs, manau, tikrai matėte, kad L'Oréal Paris mus, blogerės ir youtuberės, labai nudžiugino didelio siuntiniu ir apdovanojo netgi 12 lūpdažių, kurių paletė labai graži. Ir žinokit, pamačiau aš šią spalvą 634 Grage Perfecto, jeigu aš nežinau, ar teisingai skaitau. Ir tikrai įsimylėjau ir pradėjau iš karto naudoti, nes spalva yra labai graži, tokia šokoladinė, tamsiai ruda, matinė, labai pigmentuotai dengiasi, bet aišku, kad sausina lūpos, bet tas toksai niuansas mane truputėlį liūdina, tačiau tikrai neatbaido nuo naudojimo ir tikrai labai patinka vien dėl to, kad lūpos atrodo fantastiškai. Aš jau nekantrauju jums parodyti visas kitas spalvas, bet šiaip tikrai šitas lūpdažis buvo vienas tų, kai būna dienų, kai tu nori tiesiog ne tai, kad suspindėti ir būti ten pavasario gėlelė, bet tiesiog būti ryški ir nesvarbu, ar tai yra šviesi ar tamsi spalva, man tamsius visuomet patinka. Taigi, tada aš jums norėčiau trumpai papasakoti apie savo šepetėlius, tiesiog kilo dabar visai mintis apie juos šiek tiek plačiau pakalbėti, nesuprantu, kad vėlgi, jeigu aš nekėjau, kad priemonės, apie kurias aš tik ką papasakau, negalėčiau aš be jų laikyti egzamino, tai be šių būtent 5 šepetėlių aš net nebūčiau žengusi pro duris, nes jie yra mano patys, atsiprašau, 6, mano patys mėgstamiausi ir visuomet, jeigu aš darau, kad ir savo makiažą, bet kam kitam visada naudoju tik tai šiuos 6. Turbūt reikėtų pradėti galbūt nuo antakių, nes tai bus paprasčiau. Antakiams turiu šukutes, čia iš Erdesos 8005 numeris. Šukutės, aišku, kaip šukutės, bet tiesiog aš jas turiu ir man labai patogu iššukuoti, viską tiesiog išsklaidyti netgi, nes aš nežinau, aš nemanau, kad šios šukutės yra kažkuo ypatingos, bet aš be jų tikrai niekada net nepradedu daryti antakių makiažo. Tuomet turiu šepetėlį iš AliExpreso ir pas mane jisai gyvena kokius gerus 3 metus ir aš matau, kad tik tais juo aš galiu pasidaryti antakių makiažą gražų ir kažkokį tikrai ypatingą. Visi kiti man tiesiog jie yra per stori, o šis yra labai plonas, gerai kirstas ir būtent leidžia pasiekti jau tas vieteles preciziškai, kur nėra, pavyzdžiui, antakio, šioje vietoje pas mane tiesiog yra tokia skylė, tai aš turiu užpiešti ir tarp kitko galiu pasakyti irgi vieną paslaptį, nežinau, tiesiog atradau per ilgą darbą su savimi. Tai toje vietoje, kur tiesiog nėra antakių, jūs nepieškit, bet pasimkit šešėlio, pavyzdžiui, taip, ir užtapšnokit. Ir žinokit, tikrai rezultatas kur kas geresnis. Tada pakalbėkime apie akių makiažą ir turiu iš Real Techniques šepetėlį, kuris man yra tiesiog tobulas akių gilinimui arba šešėlio sklaidimui. Aš jį naudoju dažniausiai šiose vietose arba sklaidau jau ten kampučius. Labai gerai pasidarbuoja, minkštas ir leidžia dirbti kaip tau tik tais patogu. Ir tikrai, jeigu aš darau ten tą akių gilinimą ar panašiai, aš net neėmų jokio kito šepetėlio, aš žinau, kad griebsiu tik tais šį. Maskuokliui aš naudoju tik tai taipogi vienu šepetėliu, tai yra iš Lottie London. Šį šepetėlį radau Look Fantastic dėžutėje gal praeitais metais, bet jis yra tobulas. Tikrai, aš su juo visada pasidengiu arba makiažo pagrindą, ar tiesiog tais mažais taškeliais, ar tuomet su beauty blenderiu išlyginu.
atsiprašau, arba tiesiog pasidengiu reikiamą zoną su maskuokliu ir palieku, kaip prieš tai ir sakiau. Lengva ir išsklaidyti, jeigu reikia tam tikras vietelės, mažas zonas lengva pasiekti, tai tikrai labai patinka. Aš žiūriu, kaip mano plaukai atrodo, ar dar nebado niekam akių. Gerai, man bado akis, bet tiek to. Grįžkime. Lūpoms, man su lūpom, žinokit, nelabai dar sekasi dažyti, man labai sunku apibrėžti kontūro pieštuku ir aš labai stengiuosi, bet išmoksiu, tikrai išmoksiu. Ir tuometgi mes dengiame lūpdažį ir tam reikia šepetėlio, tai aš turiu tokį iš Makeup Revolution ir pasibėjau, jog jis man geriausiai pasteisina dėl to, kad jis yra toksai nukirptas tiesiai. Ir dėl to man patogus jo net ir patvarkyti savo kontūrą, jeigu neteisingai nupiešiau, ir lengva padengti visus lūpdažius ir taip toliau, ir sklaidyti, žodžiu, tikrai labai patiko. Ir paskutinis šepetėlis, taigi be kontūravimo mes iš tiesų niekur negalime žengti, tai aš renkuosi iš V7. Jis kainuoja tikrai labai nedidelius pinigus, kaip visuomet kur nors iš šono parašysiu. Ir jis yra kirstas, labai patogu dengti, kadangi jis ir nėra labai platus. Tiesiog dar jeigu reikia, aš, pavyzdžiui, noriu kažką lygiau padengti, tai aš tiesiog suspaudžiu ir nusibrėžiu ten tą reikiamą liniją ir sklaidau į viršų ar ten kaip jums patogu. Tai labai gerai pasiteisina. Ir taipogi mano vienas yra iš mylimiausių šepetėlių. Liko 3 produktai, apie kuriuos aš dar norėčiau jums greitai papasakoti. Ir vakar berods aš jums rašiau apžvalgą apie Pupa, AM Pupa matinį lūpų fluidą. Tai yra lūpdažių serija, kuri yra labai fantastiška vien dėl to, kad labai geros pigmentuotos spalvos ir lengvai džiovina lūpas, bet palyginus su kitais lūpdažiais, tai čia beveik nieko nedžiovina. Ir svarbiausia, gali valgyti, gali gerti, po 5 valandų lūpos atrodo taip pat, nes tas pigmentas susigeria į lūpas ir dėl to viskas atrodo tvarkingai. Aš, kaip ir minėjau, dažiau su šiuo lūpdažiu ir savo kursiokę per egzaminą, tai tikrai labai gražiai atrodė. Ryški tokia raudona. Aš nešneku būtent apie šią raudoną spalvą, aš neku ir apie kitas, bet ta spalva atrodo tikrai labai graži, tokia klasikinė, ir jeigu kam įdomu, tai yra 054 spalva. O šiaip tai šnekant, konsistencija primena tokias lyg putas, nėra tokia kažkokia kreminė ar panašiai. Tokia, sakau, kaip putos dengiasi labai maloniai, lengvai ir palyginant reikia labai nedaug, kad išgauti jau ten tobulą variantą. Tuomet pašnekėkime apie highlighterius ir mano rankos jau visa apsitrynusi nuo kelionių ir visur tampimosi kartu. Tai yra Makeup Revolution Ultra Contour, man atrodo, paletė. Jo. Tai va, šioje paletėje mes turime viso tokias 6 spalvas. Kontūravimai, aš jums atvirai pasakysiu, retai renkuosi spalvas, nes man jos labai yra tokios per šiltos ir nežinau, tokios kartais iš tiesų priklauso nuo nuotaikos, ar noriu bandyti išgauti kažkokį norimą rezultatą ar ne, bet 3 šie highlighteriai, jie yra fantastika. Jeigu jūs norite spindėti kaip Instagramo merginos, tai šis highlighteris ar bent vienas iš jų tikrai gali padėti tai padaryti ir labai gražiai atrodo dieną, užtenka vos, aš tiesą pasakius visur aš tų patarimų turiu ir aš nelabai mėgstu naudoti šepetelius būtent highlighteriam padengti, tai aš pasiemu, va taip, nematot jūs nieko, man atrodo, pasiemu štai taip ir patirinu pirštu ir tuomet jau dengiu pirštais ir sklaidau ir labai gražiai gaunasi rezultatas. Dabar tiesa, aš nieko nematysit, kamera mano netokia gudri, bet labai patiko ir aš sakau, jeigu aš negaliu išgirti iki begalybės būtent kontūravimui skirtų spalvų, tai šios 3 highlighterius labai drąsiai giriu ir nuteiskit mane, bet vien dėl šių highlighterių aš manau, kad ši paletė yra labai verta savo dėmesio ir galbūt kažkam prisitaikys ir kitos spalvos. Tiesą pasakius, su šiomis spalvomis galima ir akių makiažą labai gražų susikurti, ne vien reikia žvelgti į vien veidą. Ir pabaigai aš pasilikau tokią priemonę, kuri nelabai čia dais į temą, bet jeigu mes kalbame apie mėgstamiausius produktus, nebūtinai apie makiažą ir kitų žmonių makiažą, bet tiesiog vasarį aš negalėjau apsieiti be jau daug kartų minėtų plaukų putų iš Matrix Oil Wonders ir tai yra tikrai labai fantastiškas reikalas, kadangi šiandien aš jo nedariau, nes jau visi mano plaukai kažkokie keisti ir nebenorėjau jų apkrauti. Tai iš ryto aš tiesiog pasiėmu savo plaukus, juos lengvai sudrėkinu vandeniu ir pasiskirstau per pusę.
tada įsispaudžiu putų ir pradedu minkyti savo plaukus ir būtent tokiu būdu jie tampa labai gražiai garbanoti taip, kad atrodo, kad kažkas jos man sugarbanojo tyčias kažkokiu aparatu. Ir svarbiausia, visos tas garbanas išlieka antrą dieną, jos nėra sulipintos, atrodo tvarkingai, gražiai ir sveikai ir tai yra, sakau, mano pačios geriausios putos, kokias aš tik esu bandžiusi. Tai va, žinokit, šiandien tiek, kaip ir sakiau, kažką neigiamo galiu jums palikti apačioje paskaityti. Tikrai žinau, kad žmonių yra, kurie sako, Patricija, čia viską reklamuoja, čia viskas pasiekno perktenai, viską tik tais giria. Tai va dėl to, gal dėl tų žmonių aš jums ir paliksiu apačioje, ten 5 tas nuorodas, bet kitą kartą mes, žinokit, tikrai pakalbėsime apie tos top 5 blogus produktus. Tiesiog aš juos šį kartą atidaviau, nežinau, minėjau ar ne, nes galvoju, jie man tikrai tegul vietos nebeužima, man jie atsibodo. Ir viskas, o tada atsiminiau, kad aš nenufilmavau video. Tai va, taip kaip ir būna. Tai viskas, šiandien tiek, aš jums labai noriu padėkoti už dėmesį ir gal šį kartą apsieikime be pažadų, kada mes susitiksime, noriu labai grįžti į ritmą, nors šiuo metu aš gyvenu tokiam laukimo laikotarpyje, kuomet noriu atsidaryti savo saloniuką ir visą kitą, tai toksai, nežinau, savo tvarkaraštį ir viso kito, kai galiu, viskas tengiuosi padaryti. Tai viskas, šiam kartui tiek ir sakau, iki pasimatymo kitą kartą.